Labą dieną, gerbiami draugai, kolegos, taip pat ir migrantai. Šiandien mes kalbėsim tokią temą, tai yra atsiskaitimas, kada nutrūksta darbo santykiai. Darbo kodekse yra 146 ir 147 straipsnis. Kągi šitas straipsnis reglamentuoja mūsų kodekse? Tai 146 straipsnis, jisai kalba apie tai, kad darbdavys turi mokėti visada teisingai ir laiku. Ir pavyzdžiui, jeigu jisai kažko tai nemoka darbo santykių metu, tai gali darbuotojas visada kreiptis ir komisiją ir priteisti delspinigius, nes darbdavys pagal tą straipsnį mokės delspinigius, jie aišku, nedidelės sumos ten, kažkiek tai ten 0,07 ten cento, bet už kiekvieną dieną, bet vis tiek ten sumos nedidelis, bet tą priteisti manoma. Kitasgi straipsnis 147 numato jau neteisybas, ten antra dalis. Tai 147 pirmam daly tas delspinigiai, bet 146 reglamentuoja, kad visgi tas atsiskaitimas, darbdavys privalo mokėti viską laiku. Tai vienu žodžiu, 147 antra dalis jau yra rimta, nes ten jau, jeigu darbdavys neatsiskaito atleidimo iš darbo metu, jisai privalo padaryti galutinį atsiskaitimą, sukelia tikrai rimtas pasekmes. Tai kas yra neteisybės, kolegos? Aš vienoje laidoje, kada buvo darbo sutarties apžvalga, tai aš ten minėjau apie tokią normą, kad jeigu jinai yra, kad darbdavys gali atsiskaityti po 10 darbo dienų, daugiau neįmanoma, nes kodeksas neleidžia, tai ten reiškia 2 savaitės kalendorinės. Tai tiesiog, kad aš tada minėjau, kad reikia vengti tokios normos. Jeigu jinai jau buvo ir yra, ir jūs žinot, kad jūs išeinat iš darbo ar jūs atleidžia, jūs tiesiog turit nepamiršti raštu įspėti, kad jeigu tokia norma yra, kad jinai tiesiog negalioja, jūs ją atsisakot tos normos ir darbdavys privalo atsiskaityti. Ir tai va, ir darbdavys tada turės atsiskaityti tą pačią dieną. Jeigu tas nevyksta, tai neteisybos sudaro tikrai didelis sumos. Čia daleiskim, neteisybų galima priteisti ne daugiau negu vidutinis atlyginimas ir kiekvieną mėnesį. Tai kas tai reiškia? Tai reiškia, darbuotojo vidutinis atlyginimas yra 1500 eurų į rankas. Tai jeigu darbdavys neatsiskaitys atleidimo dieną, ten daleiskim tokia skola yra, ten turėjo tiek išmokėti, bet skola galbūt yra didesnė, bet neteisybos didesnė suma nebus, bus būtent tas vidutinis atlyginimas ir jeigu ten 2 ar 3 mėnesius pavėluos, tai reiškia iš 1500, jeigu 3 mėnesiai bus 4500 neteisybų. Tai čia tikrai didžiuliai pinigai ir nedaugiau negu pusės metų gali priteisti ginčų komisija ir teismai. Tai tokia dabar yra situacija. Tikrai darbo ginčų komisijos iki šiol mažina, ne visos komisijos, bet mažina. Nors teismai, Latas jau ne vieną kartą pasisakė, kad neteisybų mažinti negalima. Bet kokia situacija. Komisijos vis tiek žiūri savaip kai kurios, nes žiūri įmonė, jeigu jinai toksiška, piktybiška, ten nuolat buvo baudžiama, tai tada jų nemažina. Bet jeigu iš tikrųjų įmonė yra normali, ten nebuvo tokių pažeidimų neturėjo, bet tiesiog finansiška situacija tokia yra, nekokia, kaip sakoma, ir jeigu priteisti ten vienam darbuotojui, dar ten grupė darbuotojų išėjo, ar ten atleidžia, tai tiesiog įmonė neatlaikys šitos, nes didžiuliai pinigai ir jinai tiesiog bankrutuos. Ir tai komisijos stengiasi vis tiek, jeigu įmonė buvo nebloga, tai kad jinai išliktų tiesiog, nepriteisė visų tų pinigų, bet vis tiek. Darbuotojai, jeigu jau mato, kad neteisybos yra sumažintos, aišku, čia iš 10 galbūt tik tai vienas koks ryžtasi eiti į teismą, bet esmė kokia, kad komisija tą patį irgi žino, kad ne visi eina į teismą ir tokiu būdu tiesiog, jų sprendimas įsigalioja po mėnesio. Bet pavyzdžiui, vienas atvejis, kitas atvejis, jeigu žmonės mato, kad sumažino neteisybos, tai aišku, gali pasamdyti advokatą
advokatas daeis galbūt iš naujo iki lato ir latas turėtų priteisti visos neteisybos. Tai va. Tai šitoj vietoj tokia norma yra ir jūs tą turit žinoti. Dabar tiesiog biški iš praktikos, kaip yra realybėje ir vat aš susiduriu su ginčais, labai dažnai kai paduodu, tai vat ten jeigu neatleidimas, nes mes visi turbūt jau žinom, kad atleidimas pagal 220 straipsnį, tai 1 mėnesio terminas kreiptis į komisiją, o dėl visų kitų piniginių ten dalykų, ten nesumokėtų pinigų ir taip toliau, tai tiesiog yra 3 mėnesiai. Tai vat kame, kokia yra, nu, čia ne problema, bet labai dažnai darbdavys mato, kad pavyzdžiui, darbuotojas kreipiasi, jau 3 mėnesiai turėtų rytoj suėti prieš 1 dieną, prieš tą terminą, ar ten paskutinę dieną kreipiasi į komisiją, tai darbdaviai jau ten iškart pirmas klausimas, kodėl darbuotojas paskutinę dieną jisai nori pinigų. Nu, tai aš visada taip atsakau, kad jūs atsakykit į tokį klausimą, aš čia sakau, darbdaviui, ar darbuotojas pažeidė įstatymą. Nu, tai tada jau nežino, ką pasakyti, bet tiesiog vis tiek reikia, kad darbuotojas nori pasipelnyti. Komisija galbūt irgi tai neturėtų žiūrėti, aišku, plačiai, bet savo, kaip sakyti, vidinių įsitikinimų gali pagalvoti, kad iš tikrųjų darbuotojas gali ten nori pasipinigauti, bet čia negali būti kažkokia tai pasekmė ir to vertinti negalima, dėl to, kad visgi įstatymas nėra pažeistas. Yra duotas 3 mėnesių terminas. Kai kuris darbuotojas gali ir kitą dieną, jeigu jisai turi laiko, laisvas ateiti, ten pats parašyti ginčų komisiją ir tegul, kad jie su juo atsiskaitytų. Kitas gali po mėnesio, galbūt kažkas tai po 2, o gal kažkas tai tiesiog, nu, mes negalim sakyti, kad jisai nori pasipinigauti. Yra teisės norma, svarbiausia ją nepraleisti, nes jeigu praleisi 3 mėnesių terminą, labai dažnai, kada žmonės po pusę metų eina į teismus, aš jau ne vienoje laidoje kalbėjau, kad ir buvo ten atleidimai dėl pensinio amžiaus, kad eina po metų, po 2 metų. Aišku, komisija atmeta ir tiesiog, nu, reikia kreipti, jau tada reikia eiti į teismą. Tai va, šitoje vietoje, kolegos, jūs visi turite žinoti. Ir va tokie darbdaviai, kaip pavyzdžiui, yra tokia viena įmonė Lietuvos, Transetus vadinasi, ten direktorius, vadovas yra baltarusas, tai nedidelė įmonė, bet aš kaip pažiūrėjau iš tų darbuotojų, kurie dirba, tai praktiškai visi tautiečiai baltarusai, tai jisai savo tos tautiečius ir plėšia. Tai tikrai yra toksiška įmonė, aš apie ją galbūt bus atskira laida, nežinau, galbūt ne dabar, bet po kokio mėnesio. Nes dar yra numatyta kažkiek tai bylų su ją ir tada galbūt apibendrintai bus pakalbėta apie šitą įmonę Transetus. Ten maža, galima sakyti, nepilnai 50 darbuotojų dirba, visi tolimųjų reisų vairuotojai. Tai tiesiog tokia situacija. Tai va, kolegos, tai tada jūs šitą turit žinoti. Šitą normą yra, jinai iš tikrųjų darbuotojams naudinga. Aš noriu dar priminti, kad vienas atvejis pas mane buvo čia tikrai labai jau seniai, gal prieš 5 metus, kada komisijoje darbdaviai sumokėjo 80 atrodo eurų daugiau ir komisija pastebėjo, sako, jūs permokėjot. Tai labai gerai pasakė, ten buhalterė buvo ar ten direktorė, aš neprisimenu, bet tiesiog pasakė, kad jo, mes galbūt čia tikrai daugiau sumokėjom, kad pavyzdžiui po to praeina laiko, darbuotojas ten paima buhalterį, perskaičiuoja ir ten kokį 30-50 eurų mažiau, po to priteisė ir ten, pavyzdžiui, iš tos 80 eurų gali ten iškart 500 eurų pavirsti. Tai sako, mes nerizikuojam, mes tiesiog ten biški daugiau užmetam, kad nedaug dėvė kažkur tai klaida atsitiko, kad tiesiog po to nebūtų problemų. Tai va, aš gerbiu tokią sprendimą darbdavio, kad darbdavys gal tikrai turėtų daugiau sumokėti, o ne kad nesumokėti, nes čia yra specialiai daroma ir darbdaviai taip su visais dažniausiai taip elgesi, kad nedamoka. Tai va, gerbiami kolegos, draugai, tai šiandien su šitą temą galbūt tiek. Taigi vėl sakau, kad mes visada visi lauksim, kada bankrutos visi tokie toksiški darbdaviai, galbūt kaip ir toks va Transetus. Į jų vietą ateis normalūs darbdaviai ir visiems bus nuo to geriau. Taigi gerai, kolegos, visiems gražios likusios dienos ir iki kitų susitikimų.